Ar tavo medis neduoda vaisių? Tuomet tau reikia sužinoti šiuos 6 senovinius metodus, kurie privers tavo medį pagaliau pabusti ir apsipilti vaisiais taip, kaip dar niekada nematai. Ir geriausia tai, kad viską galėsi padaryti namuose su daiktais, kuriuos tikriausiai jau turi. Taigi, jei nori to pasiekti, būk atidus, nes pradedame jau dabar. Ir iškart pereikime prie pirmojo metodo. O šis tikriausiai yra vienas paprasčiausių visame vaizdo įraše, nes mums tai reikės vielos gabalėlio. Tai gali būti paprasta, įprasta viela kaip ši. Ir tai padaryti labai paprasta. Viskas, ką darysime, kelis kartus atvyniosime vieną aplink šaką, palikdami maždaug 1 cm arba pusės colio tarpą tarp kiekvieno apsukimo. Štai taip. Jei šaka tolesnė, tiesiog naudojame daugiau vielos ir procesą atliekame pagal šakos dydį. Mažoms šakoms, tokiai kaip ši, visiškai pakanka tokio kiekio. Kai jau viską uždėjome, šakai augant ir storėjant, matysime, kaip ši maža viela pradeda daryti tam tikrą spaudimą. Ir būtent to mums ir reikia. O kas nutinka, kai taip atsitinka? Labai paprasta. Medis tą nedidelį spaudimą interpretuoja kaip pavojaus signalą ir automatiškai įjungia išgyvenimo reakciją. O koks yra greičiausias būdas medžiui užtikrinti savo išlikimą? Jis bandys daugintis. Būtent dėl to šis toks paprastas metodas gali labai pagerinti žydėjimą ir vėliau vaisių kiekį. Šis konkretus metodas dažnai labai gerai veikia citrusiniuose ir daugelyje kitų vaismedžių, nors jį galima taikyti bet kokiam medžiui, tačiau ypač citrusiniuose esu matęs tikrai įspūdingų rezultatų. Prisimink, mes nesiekime užsmaugti šakos, tik norime šiek tiek atkreipti medžio dėmesį. Tačiau dabar metodas, kurį parodysiu, yra dar įdomesnis už šį, tad pažiūrėk, kaip tai darome. Tai tikriausiai yra vienas žinomiausių ir veiksmingiausių visame vaizdo įraše. Tai yra žiedavimas. Tačiau būkite atsargus, nes čia reikia viską atlikti teisingai. Šis metodas visada taikomas šakoms, niekada tiesiai kanalai. Jį galima atlikti ant vienos šakos arba kelių priklausomai nuo medžio dydžio. Tai padaryti labai paprasta. Viskas, ką darysime, tai 2 nedideli žiediniai pjūvai aplink visą šaką. Šie pjūviai turi būti nutolę vienas nuo kito maždaug 4-5 mm. Tai yra apie 1/4 colio. Kai abu pjūviai jau padaryti, tiesiog pašaliname tarp jų likusią žievę. Ir čia svarbiausia. Negalime pjauti giliai, negalime grandyti kambijo ir negalime įsiskverbti į medieną. Pašaliname tik žierą. O kas nutinka, kai tai padarome? Labai paprasta. Mes iš dalies nutraukėme apdirbtos sultis tekėjimą ir dėl to cukrus bei energija kaupėsi viršutinėje šakos dalyje. Ir būtent tas kaupimasis sukelia reakciją, kurios mes ir siekiame. Medis bando daugintis, gausiau žydi ir vėliau užaugina daugiau vaisių. Iš tiesų, šią techniką taikėme maždaug prieš 2 mėnesius. Ir pažiūrėk, kokia tikra beprotybė. Žiūrėk, kiek čia vaisių, kad įsitikintum, jog šios technikos tikrai veikia, bet dar turime labai įdomių metodų, o kai kurie iš jų netgi dar paprastesni. O dabar pereikime prie trečiojo metodo. Ir šis tikriausiai yra vienas įdomiausių visame vaizdo įraše, nes šiuo atveju mes nei pjausime, nei naudosime vielą. Viskas, ką darysime, tai šiek tiek priversime kurią nors šaką prasiskleisti. Ir tai padaryti labai paprasta. Tiesiog paimame šakos dalį ir pamažu lenkiame ją žemyn, kol pajuntame nedidelę įtampą. Štai taip. Kaip matyti vaizdo įraše, galime pasinaudoti virve ir keliais varžtais pritvirtintais prie vazonėlio krašto, kad išlaikytume pastovią įtampą. O jei dirbame tiesiai žemėje, darome lygiai tą patį, tik pasitelkiame kuolą arba į žemę įkaltą geležį. Svarbiausia čia išlaikyti tą nedidelę įtampą tam tikrą laiką. O kas nutinka, kai taip darome? Viskas vyksta lygiai taip pat kaip ir ankstesniuose metoduose. Medis supranta, kad kažkas vyksta ir reaguoja bandydamas daugintis. Todėl šis metodas labai pagerina žydėjimą ir vėliau vaisių kiekį. Iš tiesų, šis metodas ypač gerai veikia labai stipriai augančiose medžiuose, tuose, kurie kasmet labai stipriai auga, bet beveik neduoda vaisių. Ir atmink, šis būdas neskirtas tam, kad šakos liktų išlenktos amžinai. Kai tik medis pradeda reaguoti ir duoti vaisių, nuimame virves ir viskas. O dabar pereikime prie dar paprastesnio metodo, kurį daugelis žmonių naudoja net nežinodami, kodėl jis veikia. Šis metodas tikriausiai yra vienas įdomiausių ir veiksmingiausių iš visų, nes viskas, ką darysime, tai padarysime mažo langelį šakoje.
Reikės gerai aštraus peilio ir padarysime nedidelį, maždaug 2 cm, tai yra apie 1 colio, įpjovimą. Nereikia pjauti per giliai ir sugadinti šakos. Mūsų tikslas – sukelti nedidelę kontroliuojamą žaizdą. Jei šaka storesnė, tiesiog padarome šiek tiek didesnį langelį, kad poveikis būtų proporcingas šakos dydžiui. Kai įpjovimas jau padarytas, būsime pašalinę žievę ir dalį kambiumo sluoksnio. Ir labai svarbu, to nedarome visame medyje. Galime tai daryti tik kai kuriuose šakose arba daugiausia maždaug 50% medžio. O kas nutinka, kai padarome šį mažą langelį? Labai paprasta. Medis pastebi, kad patyrė nedidelę lokalizuotą žalą ir automatiškai įjungia savo atsako mechanizmus. Kitaip tariant, medis supranta, kad kažkas vyksta ir pradeda mobilizuoti energiją bei išteklius, kad užtikrintų savo išlikimą. O kokiu būdu jis tai darom? Bandydamas daugintis, žydėdamas ir didinamas vaisių derlių. Na, o kai langelis jau padarytas, ant žaizdos galima užtepti šiek tiek alavijo. Nors tai nėra privaloma, labai rekomenduojama, nes padeda apsaugoti vietą, ją drėkina ir labai sumažina infekcijų riziką. Bet jei tau tai pasirodė įdomu, palauk, jas kitas metodas dar labiau stebina, o kai jis derinamas su ankstesniais, rezultatai gali būti tikrai įspūdingi. O dabar pereikime prie kito metodo. Ir šis tikriausiai yra vienas iš įdomiausių visame vaizdo įraše, nes šiuo atveju naudosime kažką tokio paprasto kaip varžtą arba vynį. Nors tai gali pasirodyti keista, patikinu, kad tai vienas veiksmingiausių metodų, kai medis visiškai sustojęs ir nenori duoti derliaus. Pirmiausia, ką padarysime, dezinfekuosime varžtą arba vynį. Tai galime padaryti su alkoholiu arba tiesiog įsitikindami, kad jis visiškai švarus. Kai viską paruošėme, pasirenkame vietą pagrindinėme kamine. Tai svarbu. Neturėtume to daryti ant plonų šakų, nes galime jas pažeisti ir nepasiekti norimo efekto. Dabar tiesiog įsukame varžtą kelis centimetrus, maždaug 2-3 cm, tai yra apie 1 colį. Nereikia perverti medžio kiaurai ar padaryti jam didelės žalos. O kas nutinka, kai tai padarome? Labai paprasta. Medis pajunta tą nedidelį pažeidimą, suaktyvėja ir pradeda reaguoti. O koks yra vienas greičiausių būdų tai padaryti? Bandydamas daugintis, tai yra žydėdamas ir vesdamas vaisius. Būtent dėl to šis metodas gali labai padidinti žydėjimo ir derliaus tikimybę. O dabar pereikime prie paskutinės technikos, nes nėra prasmės pažadinti medį, jei vėliau jam nesuteiksime būtent to, ko reikia, kad jis duotų derlių. Ir čia į pagalbą ateina kalio papildymas. Būtent jis pasirūpins, kad viskas, ką iki šiol padarėme, virstų tikrais vaisiais. Vazoniniam medžiui mums reikės 1 litro vandens, tai yra maždaug 1/4 galono. Tada įpilame 1 valgomąjį šaukštą medžio pelenų, 1 valgomąjį šaukštą maltos cinamono ir galiausiai 1 valgomąjį šaukštą cukranendrių melasos. Kai viską sudedame, tiesiog gerai išmaišome, kol visiškai susimaišys ir palaistome šiuo mišiniu. Tai galite naudoti maždaug kartą per mėnesį. O jei medis pasodintas tiesiai į žemę, tiesiog padauginame kiekius iš 4. Ir čia viskas pradeda duoti rezultatų. Pažadinus medį 5 ankstesniais būdais, ši priemonė suteiks jam kalio ir būtinų maistinių medžiagų, kad išlaikytų vaisius ir tikrai duotų derlių. Nes dažnai problema yra ne ta, kad medis nežydi, o ta, kad vėliau nesugeba išlaikyti žydėjimo ir vaisiai galiausiai nukrenta. Būtent ši priemonė gali lemti skirtumą tarp kelių vaisių ir visiškai vaisiais apkrauto medžio. Dabar labai norėčiau, kad komentaruose parašytum, iš kur mus žiūri ir su kokiu vaismedžiu turi problemų, nes tikrai skaitau visus jūsų komentarus. Ir žinoma, jei tau patiko šis vaizdo įrašas, nepamiršk paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti juo su žmogumi, kuris taip pat myli vaismedžius kaip ir tu. Linkėjimai ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.